Klausau. Alio, sveikas gyvas Aurimai. Labas. Kas čia skambina? Čia tave trukdo toksai Justas, aš nežinau, mes su tavim tikrai dar nesam matęsi. Nu, taip, klausau. Aš žinai, praėjusį penktadienį šiek tiek dirbau. Ir, žinai, kažkaip tai paskui šeštadienį taip grįžęs namo, bandžiau su Raimonda pasikalbėti. Tarp kitko, Raimonda mano mergina yra, tu gal pažįsti ją? Nu, pažįstu. Esi matęs, ar ne? Aha. Supratau. Ir mes kažkaip čia su Raimonda pakalbėjom, žinai, šeštadienį vakare susėdę. Kažklausiu, žinai, ką penktadienį Raimondos veikėjai, jinai sakė, buvo kažkiam baliukė, plotė, čia pas tave buvo plotas ir baliukas, ar ne? Nu, panašiai, o ką? Panašiai, tai kaip, buvo ar nebuvo, aš nelabai supratau. Nu, buvo. Tvarkoj, kas buvo? Kaip sakot? Kas buvo atėjęs? Raimonda buvo? Buvo. Tu buvai. Kas dar buvo? Nu, dar 3 jos draugai. Dar 3 jos draugai. Nu, 2 draugai ir sesė. Nesupratau, ką tu mali. 2 jos draugai ir sesė, ar kas? Taip. Okei, kokie draugų vardai? O koks skirtumas? Man reikia žinot, kokie draugų vardai. O aš nematau, koks skirtumas. Aš matau. Tu žinok, aš dabar su tavim kalbu telefonu. Bet jeigu aš atvažiuosiu į tavo Antakalnio gatvę, tai gali būti biški viskas kitaip. Koks gatvė? Ten, kur tu gyveni? Aukštakalnio gatvė. Aha. Kas? Nu, Aš tavęs gražiai klausiu, aš su tavim dabar vyriškai. Nu, Aurimai. gerai. Gražiai pradėjau pokalbį. Gražiai. Nu, vardai Tomas ir Lukas. Tai 2 bachūrai buvo su ja dar. Nu, draugai jos. Tai tu čia dabar pilną chatą prisileidai kažkokių jos draugų. Žiūrėk, o tu pats spaną turi? Ne. Bet norėtum turėti, ar ne? Ok. Tai vaikinis. Ką? Ok. Aš nenoriu. Nu ką, žinau, gal pedikai nenori, aš nežinau, tai aš klausiu, tu pedikas esi ar ne? Nenoriu. O kaip tau Raimonda patinka, ne kaip mergina? Tai dabar tu klausi manęs, nors esi jos vaikinas, ne? Na taip, tai aš klausiu, ar aš gyvenu su gyvatė, ar ne? Nu, tai čia pareiksim paslaptinį. Ta prasme, tai jinai tau patinka ar ne? Kas per paslaptis? Nu, aš šitą klausimą... Aš tau paslaptį to greitai nuimsiu. Įkišiu, blin, porą adatų po nagais ir bus tau visus paslaptis pasakytos. Prikalsiu, blin, delnus miške prie medžio. O tu galėsi paslaptis tada medžio ir pasakot. Pokalbis, taip. Kas pokalbis? Nepatinka. Pokalbis. O kas tau nepatinka mano pokalbį? Nu, visokie nagų prikalinėjimai ir panašiai. Aš su tavim gražiai kalbu, aš tau nors vieną keiksmažodį pasakiau kažką. Aš noriu viską išsiaiškinti vyriškai. Kiek tau metų iš vis yra, Aurimai? Nu, 18. Aurimai, man 29 metai. Aš tokius kaip tu, kaip semkės pusryčiam gliaudau. Ir dėl to noriu su tavim normaliai pašnekėti. Jeigu tu nenori normaliai pašnekėti, aš galiu atvažiuoti, tada galim pasišnekėti. Su mama tavo pašnekėsim, su tėčiu pašnekėsim. Gerai, aš tau tiesiai šviesiai užduosiu klausimą. Krušai Raimonda? O, klausimai. Aš nesupratau, tu nesupranti klausimą, ar kaip yra? Ne, krušai. Jinai tau nedavė? Ar tu nenorėjai? Du šakės klausimai. Davai, tu man atsakyk, tu nenorėjai, kad aš atvažiuosiu, nes aš pradedu nervuotis jau. Nu, tu mane glumini. Aš tave gluminu? Aha. Tai dabar ką man su tavim, švelniau kalbėt? Mielas Aurimėlė. Per aplinkui manęs paklaus, nes aš taip netoleruoju. Bučiavaisi su ją? Taip. Dulkina ją? Ne. Jinai sakė, kad tu jai patinki? Nežinau. Tu ją pabučiavai pirmas, ar jinai tave pabučiavo? Kaip čia pasakęs? Jinai nakvojo pas tave? Nu, taip. Lietė tavo dešrą? Nu, įdomi klausim. Nu, ne. Kas? Nu, ne ar ne? Ne. Raimonda! Ateik čia! Karet! Ateik čia! Kas tau... Tu! Končina esi! Tu esi končina!
Aurimai. Aurimai. Zdarova, Aurimai. Sveikas, Aurimai. Radistai Jonas ir Rolandas. Tiesiog nemeterį mes tai mesam. Kaip sekasi? Šakės gerai. Šakės gerai? Supratau. Ar blogai? Tai kaip, nedavė tau, ar kas ten buvo? Tu gal nemokė imt? Ar nemokėjai prašyti? Šakės, kebra, dar čia aš pasakysiu, tai išsklis kalbas. Tai jau išsklido. Tau gal pasakyt, Aurimas, draugai, iš kur... Ne, gerai, vyruti, tai iš tikrųjų negerai darai, bet kaip ten daryk, kaip išeina. Jo. Iki! Ate. Nebebijok.